Sveiki gyvi! Jau senokai matėmės ir susitinkam pirmą kartą 2026 metais. Labai jūsų pasiilgom. Buvo off-seasonas, šiek tiek pailsėjom, bet ne per daug. Ir dabar su pilna energija jau pradedam siekti savo šių metų tikslų. Jo, iš tikrųjų šiemet esame jau nusimatę keletą didelių startų ir tikrai įdomių startų. Apie viską papasakosime šiek tiek vėliau, o pabaigoje video dar ir parodysim, kokius įrankius naudojame ir kaip viską suderinam, susidedam, kad tų savo planų pasiektume ir susiplanuotume treniruotis. Ypatingai naudinga tiems, kurie patys planuojate savo treniruotės, kaip Vytautas, kaip aš. Mes treniruojamės be trenerių, tai labai svarbi dalis yra treniruočių planavimas. Žiūrėkit iki galo. Va, kaip gražiai rūtelė bėgioja. Ruošiuosi maratonui. Tai jau ruošiuosi, mes abu ruošiamės maratonui gegužės mėnesį Kopenhagoje. Ir turiu tikslų pamušti savo seną ir vienintelį maratono PB, kurį pasiekiau per savo pirmą maratoną Amsterdame prieš 3 metus. Tai iš tikrųjų mūsų abiejų tikslai gana panašus. Bandysim pasigerinti asmeninius rezultatus. Rūta šiuo metu yra 3 valandos 8 minutės, mano 3 valandos 35. Gana panašus, tik taip pusvalanduko skirtumas. Tai dabar turim keletą mėnesių iki gegužės pasiruošti, bet va, Lietuvoje ištiko sniegas, tai lauke bėgioti sunku, dėl to nemažai treniruočių darome ant bėgimo takelio, sporto salėje ir dar einam į Vingio parką, Nemenčinę, slidinėti. Norim išnaudoti tą sezoną, kuris yra, išnaudoti tokią gražią žiemą ir dar tuo pačiu važiuosim ir slidinėjimo stovyklą. Jo. Jau po porą savaičių mes stovyklausime Norvegijoje, kur slidinėsim lygumų slidėmis ir planuojame jum taip pat pateikti iš ten reportažą, kaip vyksta gyvenimas, kaip ruošiamos slidės, kaip ir kur čiuožiame, ten tikrai gražus vaizdai prie Lillehammerio. O tam, kad nepraleistumėt, prenumeruokit mūsų kanalą ir matykit, kaip mums sekasi. Jo, labai būtų faina, jeigu paspaustumėte subscribe ir pamėgtumėte šį video, bet visgi grįžtam prie svarbesnių momentų. Ką dar turim pasakyti, kad šiemet grįžom ir į baseiną. O dėl ko grįžom, baseinę ir papasakosim. Va, jau esame ir pačiam baseine. Rūtos čia mėgstamiausia dalis treniruočių. Man nepatinka eiti plaukti, nes aš jaučiuosi, kad aš labai prastai plaukiu, netechniškai ir dėl to aš nemėgstu eiti baseiną. Taip kuriozas, nes jeigu eisiu dažniau ir pamėgsiu, tai geriau plauksiu. Aš tai dabar nenoriu eiti dėl to, kad yra winter body. Ir baseine viskas labai pasimato ir pačiam savo ir visiems kitiem. Bet turim eiti, nes aš iki vasaros turiu pasidaryti labai gerą plaukikę, nes turėsiu daug ir greitai plaukti. Nu, winter body pasiruošęs. Dabar winter body pliumtels. Greitai šokiu. Triatlonė labai reikia šokinėti. Tai nelabai gal moku, bet kažką pamatys. Gerai. Gal tau jau irgi pradeda patikti? Tai man patinka baseinas. Man patinka, tik aš noriu, kad man geriau sektųsi. Jeigu noriu, kad geriau sektųsi, reikia dažniau eiti plaukti. Tai kiek kartų per savaitę lankai? 2-3 kartus. Labai noriu eiti 3 kartus, bet kol kas taip derinu, kad 2 minimum. Praėjusiais metais
buvau apleidus triatloną ir man dėl to liūdna, labai pasiilgau. Tai šiemet mano pats pagrindinis 26 metų tikslas, tai yra triatlono. Darysiu antrą savo gyvenime pilną Ironmaną ir pasirinkau ne kažkokį Estijoje, Lenkijoje, bet jau tokį, apie kurį ilgai svajojau. Ispanijoje, Vitorija. Bus labai įdomu, laukia labai graži trasa, įdomi, kalnuota dviratį. Tikėtina ne pati greičiausia ir bus Liepos mėnuo, bet ką, labai noriu ir jau ruošiuosi, dėl to turiu tikrai motyvacijos ir eiti plaukti ir bėgti. Tai labai džiugiuosi dėl šito tikslo ir jau nuo vasaros esu užsiregistravus, nekantravau apie jį papasakot ir pagaliau išduodu jums. Triatlone šiemet planų turiu ir aš, bet apie tai plačiau papasakosiu sėdėdamas ant dviračio. Varom. Sako, nefilmuok per atkarpą. Kaip tik reikia filmuoti per atkarpą. Pats įdomumas, pamatyti tave tikrai skausmo kambarėlį, penkiai. Nesunkios dar atkarpėlės, dar labai žemas mano FTP. Pernai mažai myniau. Iš tikrųjų mažiausiai per visą savo triatlono karjerą. Bet šiemet ant dviračio reikės praleisti daugiau laiko, nes vasarą su tritonais varysim į Lenkiją Challenge serijos varžybas Gdanske, kur įveiksim pusės Ironmano distanciją. Šiaip įdomus faktas, bet pasižiūrėkit, Vytautas mina su mano dviračiu. Ir jo, Jis net dviračio neturi. Aš kol kas neturiu savo tokio dviračio. Tai minsiu su Rūtos dviračiu, viskas jam gerai. Jeigu bus kojos tvirtos, tai bus ir geri rezultatai. O dar fun fact, mano tradicija jau yra virtus, kad dviračio treniruotės daryti Žalgirio varžybų metu. Tai kiekvieną savaitę laukiu Žalgirio varžybų, ne tik, kad jas pažiūrėčiau, bet tuo pačiu puikiai žinau, kada minsiu dviratį. Aš žmona nesidžiaugia, nes tos varžybos būna taip vėlai, kad jau būna laikas miegoti, o Vytautas vis dar mina dviratį. Jeigu būna labai vėlai, tai gal ir neminu. Bet nuo 8 iki 10 tai nėra čia blogai. 10 valandą reikia eiti į lovą. O tai sakom apie Hyroxą. Ai, nežinau, gal nereikia. Bet tai vis tiek dalyvausim, tai gal reikia pasakyti. Bet tai čia nei mūsų sportas, nei baisiai čia kažką ruošiamės. Nu vis tiek dalyvausim. Gerai, viską sakom, tai pasakom ir apie Hyrox. Na gerai, pasakom. Ir dar vienas šių metų startas. Tai vasario pabaigoje dalyvausime Hyrox Katovicuose, kur bandysim pasiekti savo asmeninių Hyrox rezultatų. Ką Rūta planuojam? Noriu šį kartą negauti baudos, viską padaryti taip, kaip reikia. Ir pasigerinti, aišku, savo rezultatą. Nu, mano asmeninis šiuo metu yra 3:30, tai labai tikiuosi jį pagerinti. Anksčiau buvo tikslas dar išlipti iš valandos, bet dabar matau, kad reikia labai daug darbo įdėti į tą išlipimą iš valandos. Tai įvertinant turimą laiką ir galimybės, tikslas yra tiesiog pagerinti rezultatą ir įgauti geresnę fizinę formą, kuri padėtų triatlono ir bėgimo startuose. Taigi, pagrindiniai mūsų sezono startai jau numatyti ir dabar sėsime prie kompiuterio, kur parodysiu, kokius žingsnius pereiname, kad susiplanuotumėme treniruotės ir prie kiekvieno svarbiausių varžybų starto būtume pasiruošę, būtume geros formos ir bandytume pasiekti aukščiausių rezultatų. Tai atsidarom failą Training Vytautas ir pirmiausiai čia, ką matome, tai yra sezono planas.
Šiame sezono plane viskas yra suskirstyta savaitėmis, mėnesiais ir čia esu susižymėjęs svarbesnius įvykius, tai tarkim slidinėjimo stovykla Norvegijoje, taip pat susidėliojęs pagrindinius mane dominančius startus, nebūtinai visas tas varžybos, kuriuose dalyvausiu, bet turėdamas viską vienoje vietoje galiu įvertinti, ar spėsiu pasiruošti jiems, ar nespėsiu ir panašiai. Šis sezono planas yra skirtas tam, kad turėčiau bendrą suvokimą, kas kur atsiranda metų eigoje. Savo pagrindinius startus čia išskiriu ryškesnėmis spalvomis, tai va, Hyrox Katovicai, Kopenhagos maratonas, Challenge Dansk. Ir nuo šitų pagrindinių startų dar atidedu tokias uodegėles, kur pasižymiu laiką, kurį turėčiau skirti varžybų pasiruošimui. Taip pat viskas čia yra sunumeruota ir tie skaičiai man padeda suvokti, ar bus pakankamai laiko pasiruošti ar ne. Tai kaip pavyzdį, paimkim Hyrox Katovicai, jis bus vasario 3 savaitę, o po Hyroxo turėsiu dar 11 savaičių Kopenhagos pasiruošimui, tai tikrai yra pakankamai laiko, bet norint maratone pasiekti iš tikrųjų gerų rezultatų, to laiko reikėtų dar daugiau, todėl apie pasiruošimą turiu pradėti galvoti jau nuo pat sausio. Dabar, kai jau turime aiškų suvokimą apie sezoną, galima pereiti į antrąjį etapą, kuris yra pasiruošimo suskaidymas blokais. Tai viską turiu iš tikrųjų tame pačiame šyte, tik buvo užhaidinta. Ir dabar aš viską athaidinau, užhaidinu viršutinę lentelę ir pasakojam, kas čia yra. O čia yra tikrai savotiškas rebusas, gana sudėtinga lentelė, bet jinai tokia dėl to, kadangi mes su Rūta sportuojam labai daug sportų ir visiems jiems reikia skirti dėmesio. Tai čia viena eilutė yra skirta dviračiui, kita bėgimui, dar kita plaukimui, džimui. Čia aš per daug nesiplėsiu, bet esmė, kad visą pasiruošimo procesą išskaidau tam tikrais loginiais blokais, kuriuose numatau, ką turėčiau treniruoti. Ar greitį, ar jėgą, ar ištvermę, ir panašiai. Taip pat susižymiu, kiek per savaitę norėčiau skirti treniruočių ir kiek valandų. Tai kaip pavyzdį dar galime paimti Kopenhagos maratoną. Šį planą aš susidariau dar lapkričio mėnesį, taigi iki gruodžio aš norėjau treniruoti greitį. Paskui iki vasario galo, tai yra Hyrox Katovicuose, akcentuoti trumpesnius intervalus, kad įgaučiau greičio 10 km varžybom, bet tuo pačiu jau įterpti ir ilgus bėgimus Kopenhagos maratoną. Toliau bėgimo sesijų didinam ir galiausiai taip yra savaitė ir Kopenhagos maratonas. Tai kaip ir minėjau, daug plačiau čia nelysiu, bet šitas žingsnis yra labai svarbus, kuris padeda nepasiklysti, nepasimesti ir išlaiko ant kelio, dėliojant kiekvienos dienos treniruotes. Taigi pereinam į kitą Google tabą, tai yra savaitės treniruočių grafikas. Ir kai jis tuščias, tai jis atrodo štai taip. Kiekviena savaitė diena sužymėta stulpeliais, o ir kiekvienai sporto šakai yra priskiriama po eilutę. Tai gana didelė ir kompleksinė lentelė gaunasi, bet turint tiek sporto šakų, čia yra man asmeniškai patogiausias variantas, kaip viską aiškiai išdėlioti. Tai einam pažiūrėti, kaip atrodo, kai jinai būna užpildyta. Tai va, užpildžius lentelę, jinai atrodo štai taip. Dar papildomai šalia susidedu informaciją apie bloką, kuriame aš esu ir ką turiu akcentuoti. Toliau išdėlioju savaitės pagrindinės treniruotės, susirašau kilometrus, numatau, kiek maždaug laiko užims treniruotę ir taip galiausiai turiu tokią bendrą statistiką, kiek per savaitę nubėgsiu, kiek bus treniruočių ir tuo pačiu savaitinę statistiką, kiek
bus skirta laiko sportui tą savaitę. Aišku, ne viską pavyksta įgyvendinti, tai kaip matote, tarkim, plaukimui numatytos 2 sesijos šią savaitę, bet atsirado slidinėjimas, tai plaukimui laiko nebeliko ir ištiko gyvenimas. Tai šitą labai prašė pasakyti Rūta, nes kai filmavom video baseine dar plaukimą lankėm, o dabar jau plaukimas nuėjo į antrą planą, bet pažadam po Hyroxo vėl sugrįšim pilnais pajėgumais ir vėl lankysim baseiną labai reguliariai. Dar viena skiltis treniruočių plane, apie kurią nepakalbėjau, bet jinai yra labai svarbi, tai apačioj susirašau savo asmeninius planus ar įvykius, kurie gali turėti įtakos treniruotėmis. Ir tik juos susirašęs aš savaitę aplipdau sporto treniruotėmis, nes, kaip ir žinote, vadovaujuosi sportu, derink sportą prie gyvenimo, o ne gyvenimą prie sporto. Taigi, trumpai apie treniruotės ir treniruočių planavimą tiek. Jeigu jūs dar domina kokie nors dalykai, jei turite klausimų, kaip kas vyksta, tai drąsiai rašykite komentaruose, pasistengsiu atsakyti. O dabar ką? Kaip matėt, treniruočių suplanuota tikrai daug, tai varom treniruotis, kad sezonas būtų sėkmingas. Ate.